Darius Lebedzinskas, vienos didžiausių Lietuvoje programavimo kompanijos NFQ Technologies vienas iš įkūrėjų. 12 klasė labai svarčiau, kur stoti. Ir aišku, kaip ir dabar, taip ir tada informatika buvo laikoma viena perspektyviausių profesijų. Ir aš susidomėjau programavimu ir įstojau į kitų gimnazistų organizuojamus programuotojų kursus. Ir tiesiog šitam studentų miestelį, studentų gatvėje aš juos baigiau, pamačiau savo jau būsimus kursiokus ir man viskas patiko. Tiesiog nebuvo kitų klausimų, kur stoti. 2000 metais aš baigiau informatikos bakalaurą ir dar vienus metus tęsiau inžinerijos studijose. Iš tiesų, pirmaisiais metais buvo daug fokusuojamas į tas teorinės, bazinės, fundamentalias žinias. Ir visa tai iš tiesų reikalinga. Ir atsiranda ir tam tikras supratimas ir tam tikri žodžiai naudojami ateityje, kurie suvienyje IT specialistus ir mes geriau susikalbame dėl įvairių dalykų. Man labai patiko tie dalykai, kurie mokino, kaip tą teoriją panaudoti. Ir visi laboratoriniai darbai arba darbas komandoje prie tam tikrų sprendimų mane tada žavėjo. Man gal labiausiai patiko tai, kad buvo labai nuoširdus geri kursiokai ir buvo stipresni, silpnesni ir man labai padėjo susitvarkyti su tam tikrais dalykais. Mes praleisdavom daug laiko skaitykloje, susikaupę, ruošiamės laikyti tos egzaminus, darėm kartu laboratorinius darbus. Profesionaliai programuoti Darius pradėjo dar Kauno technologijos universiteto informatikos fakulteto kompiuterio auditorijose. Vėliau jis privataus namo rūsyje dirbusią keleto žmonių komandą per 10 metų išaugino iki 250 profesionalų kompanijos Kaune ir Vilniuje, kuriančios didžiausius pasaulyje interneto projektus ir įrankius. Iš tiesų, kai pradėjau galvoti apie darbą, tai mano svajonių kompanija tuo metu buvo Vilniuje, o Kaune nieko panašaus aš neradau, tad tiesiog nusprendžiau sukurti savo svajonių darbą. Ir taip su keliais kolegom ir suradę keletą vokiečių investuotojų mes pradėjome dirbti prie kelių klientų ir po to viskas išaugo į tokią stambę didelę korporaciją. 2013 vasarą Darius oficialiai pasitraukė iš NFQ direktoriaus pareigų, tačiau toliau dirba valdyboje. Pradžioje aš dirbau programuotojų, bet taip pat ėjau ir direktoriaus pareigas. Bet mes dirbome tik tai su keletą klientų ir daug vadovauti nereikėjo. Einant laikui aš nusprendžiau, kad noriu išbandyti save ir kitose srityse. Vadovau projektams, ieškojau klientų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje ir man pakankamai gerai sekėsi. Ir visiškai kiekvienais metais mūsų įmonė augo. Netgi per sunkmetį mes spėjome, apaugame labai daug. Ir iš tiesų šiuo metu yra apie 300 darbuotojų ir dirbame su didžiausiom korporacijom kaip Kayak, Rocket Internet, tai didžiausios firmos pasaulyje, kurios dirba su internetiniais verslais. Manau, kad mums gerai sekasi. Aš savęs neatradau kaip programuotojų. Aš buvau geras programuotojas, ta prasme, kad galbūt mažai klaidų dariau ir viskas veikia, bet mano programinis kodas niekada nebuvo idealus. Bet aš supratau, kad aš galiu valdyti projektus, apjungti žmonės, surasti tinkamiausius žmonės, atlikti projektus. Ir man tai labai pravertė gyvenime. Šiuo metu Darius investuoja į interneto startuolius. Yra sėkmingai investavęs į serverių, žaidimų, kelionių srities ir kitus verslus. Startup Space iš tiesų yra puikus darinys ir aš jos labai palaikau, kadangi tenai yra ne vien technologiniai dalykai daromi ir tai ne vien yra patalpų nuoma, bet ateina daug verslo pas jos, ateina mentoriai, konsultantai, potencialūs investuotojai, tuomet daug lengviau viską pasidaryti. Yra visos galimybės informatikam rasti darbą arba pradėti savo verslą ir Lietuvoje taip pat yra didelis poreikis IT technologijų. Užsienyje tuo labiau visame pasaulyje trūksta inžinierių, tad manau dar 10 metų į priekį šita specialybė bus labai svarbi. Informatika yra absoliučiai specialybė be tautybės, be sienų. Aš sakyčiau, kad lietuviai yra be galo darbštus žmonės ir puikus inžinieriai. Aš siūlyčiau galvoti apie darbą kuo anksčiau iš tiesų.
nes informatika dabar apima labai daug dalykų ir yra begalės taikymų sričių. Ir visko gyvenime išmokti neįmanoma, o darbdaviams kaip taisyklė reikia žmonių su patirtim. Tad jau pirmosiuose kursuose aš siūlyčiau pradėti domėtis įmonėm, kurios dirba rinkoje ir šiek tiek gilintis galbūt į tam tikras sritis. Aš manau, kad ateitis priklauso internetui ir ypač mobiliam internetui. Ir manau, kad absoliučiai visos verslo sritis dirbs interneto pagrindu. Ir galima sakyti, kad interneto net nebus, nes jisai tiesiog bus visur.